Sveiki gyvi bičiuliai. Po ilgesnės pertraukos ir visų švenčių grįžtame su Vilniaus krepšinio lygos video apžvalga. Pristatome jums 5-ąją laidą ir kelkimės iš karto į elito lygą, kur susitiko du šio diviziono lyderiai – Švyturys ir Tegra. Elito grupės lyderių akistatos buvo lauktas su nekantrumu. Pagrindinis klausimas buvo šis, ar 2011-aisiais taip ir nepralaimėjus Tegra išsaugos apgintą savo tvirtovę ir kitais metais. Deja, tačiau buvusi čempionato favoritė krito jau pirmajame sausio mūšyje. Rungtynių pradžia nieko blogo Tegrai nežadėjo ir nors Švyturys pradėjo geriau, Alanas Dzeranovas 2 taškius su pražanga beveik atstatė pusiausvyrą. 12-11. Netruko prabėgti kelios minutės ir po Audriaus Ramonaičio 3 taškio šeimininkai stengiasi įrodyti, jog toks kluptelėjimas praloštoje dvikovoje prieš Lietuvos edukologijos universiteto studentus namuose te buvo nesėkmingas atsitiktinumas ir vėl spurtuoja 21-13. Laiku atlikti svečių ekipos keitimai pagerino ir Tegros pozicijas, kuomet pirmosioms 10 minučių prabėgus ekipa skyrė vos 2 taškai. 21-19 Švyturio naudai. Antrajame ketvirtyje iki tol nepralaimėję svečiai pradėjo demonstruoti visai kitokį krepšinį. Puikiai iš toli pataikantis Alanas Dzeranovas inicijavo spurtą ir leido Tegrai kėlinį pradėti 11-2, bei antrą ir paskutinį kartą rungtynėse persverti rezultatą savo naudai 23-24. Situacijai pasikeitus ne į gerąją pusę, žaidimo stilių bei taktiką pabandė pakeisti ir Švyturys. Sprendimai, kuomet į pirmą planą žaidime sėkmingai buvo išvedami Laurynas Kirlys bei Valentas Želvys, pasiteisino ir apčiopiamų vaisių davė dar iki didžiosios pertraukos, kuomet paskutinę sekundę kartu su Sirena 3 taškį pataikė tas pats Laurynas Kirlys. 49-36 pirmauja Švyturys. Kol šeimininkai ramiai mėtė į krepšį, Tegros strategas Rolandas Knyza savo vyrus pakvietė į Rūbinę, nes ten laukia labai rimtas pokalbis. Sunku spėlioti, kokias užduotis saviškiams davė treneris, tačiau jų išpildymas tiek puolime, tiek ir gynyboje buvo labai prastas. Vietoj to, jog pradėtų mažinti skirtumą, Tegra galutinai paleido žaidimo kontrolę iš savo rankų. Švyturio puolime nuolat sublizgėdavo Valentas Želvys, bei šiame ketvirtyje didelį darbą nuveikęs Justinas Baciuška. Neprireikė net ir taiklių tritaškių, nes žaibiško puolimo metu kamuoliais ekipos draugus maitinės Tomas Taikūnas per visas rungtynes atlikęs net 11 rezultatyvių perdavimų, visad atrasdavo tą, kuriam telikdavo įmesti beveik netrukdomam. Po trečiojo kėlinio Švyturys dar labiau padidino savo pranašumą 78-56. Paskutinės minutės jau te buvo formalumas. Nors tokią Tegros komandą matyti ir buvo labai neįprasta, pagal krepšinio kokybę rezultatas yra tiesningas. Nedaug trūko, jog šeimininkams būtų pasisekę pelnyti ir 100 taškų, tačiau net 4 kartus prie baudų metimo linijos stovėjęs Andrius Paškevičius pataikyti nesugebėjo. Nuskambėjus Sirenai tablo fiksuoja užtikrintą Švyturio pergalę bei leidžia komandai pakilti į turnyrinės lentelės viršų. Teisingumo dėliai verta paminėti, jog nugalėtojai sužaidė vienas iš geriausių sezono rungtynių, todėl pergalės tikrai nusipelnė. Po rungtynių pakalbinome Švyturio ekipos žaidėją Lauryną Kirlį. Kalbiname vieną geriausių šių rungtynių žaidėją Lauryną Kirlį. Laurynai, papasakok apie šiandien pergalę ir kaip ji buvo pasiekta. Šiandien sužaidėm labai geras rungtynės. Kapsiau. Šiandien geras labai rungtynės sužaidėm. Manau, pergalę lėmė komandinis žaidimas. Visi gerai pataikėm, žaidėm kaip komanda, palaikėm vieni kitus. Dėl to ir pasiekėm pergalę. Tokia lengva pergalė sezono pradžioje jums suteiks pasitikėjimą ar jėgų? Nepasakyčiau, kad buvo labai lengva pergalė. Vis tiek žaidėm prieš labai stiprus varžovus, bet žinoma, pergalė būtent prieš tokius stiprus varžovus ir teiks mums to pasitikėjimą. O jautėsi, kad šie jūsų varžovai yra šių rungtynių favoritai ir galbūt tai pridėjo motyvacijos jums? Nežinau, aš prieš miestį laikiau mūsų komandą favoritais. Tai bent jeigu kiti galvojo, kad laimės mūsų varžovai Tegra, tai visi suklydo vadinasi. Šiandienos rungtynėse jūsų komanda rodė daug geresnį susižaidimą. Ar tam žaidimo aspektui labai daug dėmesio skiriate? Žinoma, skiriame. Vyko pirmąjį treniruotę, kur specialiai akcentavome gynybą ir tiesiog pakalbėjome ir nusprendėme, kad reikia pasimešti su miestu. Ačiū. Štai taip atrodė sausio viduryje elito lygos turnyrinė lentelė. Pirmavo Tegra ir Švyturys, jų persekiotojai Time Team šviesos kolektyvas. Paskutinėje pozicijoje šių metų debiutantas krepšinio klubas Žaibas.
Na, o naudingiausi elito grupės krepšininkai gruodžio mėnesį Vilniaus krepšinio lygoje buvo šie: įžaidėjas Deividas Aukštuolis, Focus Pizza, atakuojantis gynėjas Alanas Zeranovas, Tegra, lengvasis krašto puolėjas Darius Čiūta, Pirtyje LT, sunkusis krašto puolėjas Algirdas Palaima, Time Team Šviesa. Na ir vidurio puolėjas Sadolin krepšininkas Edvardas Varpiotas. Visus šios krepšininkus sveikina mūsų draugai Focus Pizza ir apdovanoja savo prizais. Juos, kaip ir visuomet, galite atsiimti Vilniaus krepšinio lygos būstinėje. Vilniaus krepšinio lyga dalyvauja smskredit.lt projekte Geri darbai ir siekia laimėti 5000 litų paramą. Būsime dėkingi, jei šią mūsų idėją palaikysite ir jūs, mieli VKL dalyviai, ir iš anksto jums dėkojame. Apie tai, kaip galite atiduoti labai svarbų savo balsą, sužinosite www.vkl.lt arba www.geridarbai.lt. Persikelkime į Vilniaus krepšinio B lygą, kur sausio 12 dienos vakare susitiko labai svarbioje dvikovoje Normaliok ir Patriotai Limoliuks. Rungtynės prasideda greitu ir rezultatyviu svečių komandos žaidimu, todėl įpusėjus kėliniui Patriotai turi jau 11 taškų pranašumą – 12-1. Šeimininkai atsigauna iš miego, pradeda aktyviau kovoti dėl atšokusių kamuolių, provokuoti pražangas bei užtikrintai veržiasi į baudos aikštelę. Toks žaidimo pasikeitimas davė apčiuopiamų rezultatų, tačiau po pirmo kėlinuko svečiai vis dar pirmauja – 13-21. Antrojo ketvirčio pradžioje vaizdas aikštelėje pernelyg nesikeičia. Patriotai Limoliuks žaidžia gerokai užtikrinčiau nei varžovai, nusiima daugelį atšokusių kamuolių. Aikštės šeimininkai nesumažina skirtumo. Atvirkščiai, daugelis Normaliok žaidėjų metimų yra netaiklus, komanda dažnai klysta. Rungtynėms įpusėjus Patriotai pirmauja jau 17 taškų skirtumų 46-29 ir atrodo, jog pergalės iš savo rankų nepaleis. Tačiau krepšinis žaidžiamas visas 40 arba net daugiau minučių. Trečiame kėlinyje Normaliok pradeda vytis. Sužaidus 5 minutės, telieka 15 taškų, o likusį kėlinio laiką Normaliok net neleidžia varžovams pataikyti, patys spurtuodami 9-0. Tokiu būdu, po trečio ketvirčio jau tik 50-56. Visos įdomybės, kaip ir dera, ketvirtajame kėlinyje. Po dviejų iš eilės Aurimo Špiliausko tritaškų, Normaliok pagaliau išsiveržė į priekį 1 tašku, 65-64. Patriotai atsako greitą ataką iš po krepšio, tačiau Aurimas Špiliauskas pataiko ir dar vieną tolimą metimą. Tokiu būdu Normaliok priekyje jau 2. Likusį laiką varžybos vyksta taškas į tašką. Komandos žaidžia itin grubiai. Likus žaisti kiek mažiau nei minutę, Patriotų žaidėjas Dalius Šalucha baudžiamas nesportinę pražangą ir tai leidžia Normaliok padidinti savo pranašumą bei laimėti rungtynes 6 taškais. Galutinis rungtynių rezultatas 80-74. Ši pergalė Normaliok komandai buvo itin svarbi, nes ekipa savo sąskaitoje turinti techninį pralaimėjimą dabar dar turi vilčių pakovoti net dėl antrosios vietos pogrupyje. Štai taip atrodo Vilniaus krepšinio B lygos turnyrinės lentelės. A pogrupyje visiška painiava, pagal pralaimėjimus pirmauja Čiančia ir Versus. B lygoje SKM Agotos Gryčia vainikuoja turnyrinės lentelės B pogrupio viršūnę. C grupėje pirmos 4 pozicijos taip pat neaiškios, dėl jų kovoja 5 komandos. Na, o naudingiausi gruodžio mėnesio krepšininkai Vilniaus krepšinio B lygoje buvo šie. SKM Agotos Gryčios įžaidėjas Tomas Urbelionis. Atakuojantis gynėjas Bukros krepšininkas Martynas Kriaučiūnas. Kažkur matytų žaidėjas lengvasis krašto puolėjas Dainius Novickas. BC draugai VKM alumni žaidėjas sunkusis kraštas Giedrius Mikaila. Na ir įspūdingai savo debiutinės rungtynės sužaidęs Čiančios krepšininkas Aroldas Bitinas. Visus juos sveikina Vilniaus krepšinio lyga ir mūsų draugai Eventum Group ir kviečia apsilankyti Pūlo klube Fuksas. Prizus galite atsimti Vilniaus krepšinio lygos būstinėje. Sveikiname! Vilniaus krepšinio lyga ir portalas basketnews.lt kviečia dalyvauti Vilniaus mokyklų Basketnews LT taurėje. Registracija į turnyrą pratęsiama iki vasario 1 dienos. Paskubėkite registruotis, nes vietų sparčiai mažėja. Nepamirškite, jog galite įrodyti, jog esate stipriausi moksleiviai Vilniaus mieste. Visa informacija www.vkl.lt arba www.vkl.lt.
basketnews.lt. Pasižiūrėkime į Vilniaus krepšinio C lygos diremtos taurės varžybas. Čia susitiko SKM 94 metų gimimo komanda ir viena pogrupio lyderių Litresta. Rungtynės prasideda lygiu abiejų komandų žaidimu. Krepšininkai dažnai atakuoja krepšį, tačiau metimai nėra taiklūs. Ekipos daug klysta, provokuoja pražangas. Įpusėjus kėliniui rezultatas 5-7 pirmauja Litresta. Pogrupio lyderiai spurtuoja tik tai pirmojo ketvirčio pabaigoje, kuomet pabėga ir laimi jį 9 taškais 11-20. Antrajam ketvirčiui prasidėjus SKM 94 gynasi labai gerai ir vejasi priešininkus. Sužaidus vos 2 minutės jie mažina skirtumą iki 2 taškų, o vėliau ir lygina rezultatą 26-26. Tiesa, rungtynėms įpusėjus vėl kiek geresnė Litrestos pozicija, kuri pirmauja 5 taškų skirtumų. Trečiajame kėlinyje greitėja žaidimo tempas. Abi ekipos kovoja dėl atšokusių kamuolių, kartoja metimus iš po krepšio ir retai klysta. Baigiantis trečiajam kėliniui 6 taškais pirmauja Litresta, tačiau tai dar nebuvo pergalė. SKM 94 spurtuoja ir pasiveja varžovus, kuomet likus žaisti 3 minutės ekipa skiria vos 1 taškas. Likus mažiau nei pusantros minutės jaunieji SKM auklėtiniai sugeba išlyginti rezultatą. Į taiklę Litrestos ataką taikliu tolimų metimu atsako SKM 94 krepšininkas Darius Bžozovskis. Taip pirmą kartą savo komandą išvesdamas į priekį. 78-77. Šeimininkai pradeda gintis grubiai, todėl Litresta provokuoja pražangas ir dažnai stoja prie baudų metimo linijos. Tarsi išsigandę to, jog gali nugalėti pogrupio lyderius, SKM 94 auklėtiniai paskutinės minutės sužaidžia iš tiesų nekai. Taiklus baudos metimai rungtynių pabaigoje leidžia Litrestai išplėšti pergalę 83-80. Po susitikimo pakalbinom vieną iš Litrestos lyderių, Artūrą Kasperskį. Litresta žengia be pralaimėjimų. Kaip sekasi taip pasirodyti sėkmingai? Šiemet nusprendėm biškį šitai lygoj sukovoti. Tikėkimės gerųjų rezultatų. Žaisim finale, mes taip įmanom. Kovojam, stengiamės. Kaip antrame etape bus? Ar kausitės dėl apdovanojimų, ar tai bus pereinamasis etapas dėl medalių? Žiūrėsim, kokios bus sveikatos, nuotaikos, kaip rinksis komandos nariai. Žiūrėsim. Ar sugrįžęs Mitį Meškevič sustiprina ekipos žaidimą? Žymiai padeda po krepšių. Tokio pagrindinio centro neturėjom, tai dabar Dmitrijus pagalba labai jaučiasi. Ir kaip šiandien vertinė savo priešininkus? Labai gerai Hebra sukovojo. Girdinai, treneris padarė išvadas. Super. Šaunuoliai. Gerai, dėkui. Štai taip atrodo VKL C lygos diremtos taurės turnyrinės lentelės. A pogrupio nugalėtojo vardus jau užtikrino Vievio žiedas. Pirmajame trejetuke taip pat antra religija bei čiužinių centras LT. B grupėje nugalėjo BC Biovela Group. Taip pat į kitą etapą žengė BC La Bomba ir greičiausiai UVB. C grupės nugalėtojai Vilniaus VPP. Taip pat poziciją jau užtikrino ir Elektrėnų sporto centras. Dėl trečios vietos dar vyksta atkakli kova. D grupėje nugalėjo Litresta, antrą poziciją užėmė Kinio pajėgos, na o trečiąją vietą po puikios pergalės prieš pogrupio lyderius Reunited. E grupėje dar niekas neaišku, čia pirma gali būti ir Omitel, ir JBR, ir Taurus. Tuo tarpu F grupėje salininkai užima pirmąją poziciją, BCKSP Biržų Alus antri. Na o naudingiausi Vilniaus krepšinio C lygos diremtos taurės gruodžio mėnesio krepšininkai yra įžaidėjas Marius Bukauskas, SK Skaidiškės. Atakuojantis gynėjas Renatas Bliuvas, Borga Merkurijus 2. La Bombos krepšininkas Lengvasis kraštas, Laimonas Brazauskas. Sunkusis krašto puolėjas JBR žaidėjas Andrius Monsvydas. Na ir vidurio puolėjas United Sharks, krepšininkas Giedrius Knyšas. Visus šios žaidėjus sveikina Vilniaus krepšinio lyga ir mūsų partneriai ir dovanoja gaiviųjų gėrimų rinkinį. Sveikiname! Prieš pat kalėdas Vilniaus krepšinio lyga padovanojo savo gerbėjams ir dalyviams šventinį renginį. Kartu su radijo stotimi Geras FM, kuri transliuoja Vilniuje 101,9 MHz dažniu, visi mūsų krepšininkai galėjo susirungti 3 prieš 3 turnyre. Varžybose dalyvavo net 32 VKL komandų atstovai.
Todėl daugiau nei 150 krepšininkų bei jų gerbėjų sugužėjusių į Vilniaus kolegijos sporto salę iš tiesų neliko nusiminę. Deja, tačiau visos norinčios komandos nespėjo užsiregistruoti ir sudalyvauti šventėje. Tačiau kitąmet neabejojame, jog panašus renginys ir vėl įvyks ir turėsite puikią progą vėl pademonstruoti savo pranašumą. Varžybos prasidėjo 16-finaliu, kuriame pamatėme ir įdomių faktų. Savo jėgas su vaikinais bei vyrais išbandė ir žavėsios Vilniaus krepšinio lygos sekretorės. Daugelio nuostabai merginos tik po atkaklios kovos, ilgą laiką žaidusios lygiosiomis, turėjo pripažinti vėliau net vicečempionais tapusios SKM 1994 ekipos pranašumą 12-15. Kitose akistatose netikėtumą pateikė galingą sudėtį šventiniam turnyrui surinkusi antroji Religija, eliminavusi jau pirmajame etape iš tolimesnės kovos elito dalyvį Švyturį. Kadangi į turnyro pradžią pavėlavo Tegra, tokiu būdu jau po 16-finalio neliko nė vienos elito pajėgumo grupės dalyvės. Aštuntfinalis nepasižymėjo tokiu dideliu atkaklumu kaip pirmasis etapas, tačiau įdomių akistatų netrūko. Prieš aukštesnės lygos ekipą pažymėtiną pergalę iškovojo VKLC lygos diremta dalyvė BC La Bomba, nugalėjusi VSC Medžio centrą. Sėkmingai šį barjerą įveikė ir dar kelios apatinio diviziono ekipos, antroji Religija bei SKM 1994. Nuo ketvirtfinalio komandos persikėlė rungtyniauti ant pagrindinių krepšių, todėl kovos tapo dar labiau įtemptomis. Šiame etape savo sėkmingą pasirodymą pabaigė jau ir BC La Bomba, 8-16 pralaimėjusi būsimiems turnyro nugalėtojams SKM Agotos Gryčiai. Tuo tarpu jaunoji SKM 1994 neatsiliko nuo trenerių bei 14-8 eliminavo VKLB lygos outsiderę Hansa Teleradio kompaniją. Pusfinaliuose buvo bene pačios didžiausios turnyro aistros, ypač sužibėjusios rungtynėse Patriotai SKM Agotos Gryčia. Rungtynės 12-11 laimėjo SKM treneriai, o Patriotams koją kiek pakišo pernelyg didelis nervingumas ir skubėjimas. Taiklūs tolimi metimai susitikimo pradžioje buvo jau vėloki. Kitoje akistatoje dar vieną siurprizą pateikė SKM 1994. Šį kartą palaužė ir B lygos dalyvius SPA vyrus. Dvikovoje dėl trečiosios pozicijos vyko atkakli dvikova. Prieš sezoninėme VKL gatvės krepšinio turnyre prie Baltojo tilto 3-3 antrais likęs SPA ketino ir dabar pasipuošti medaliais. Tačiau nepasisekė. Gerokai pavargusios abi komandos dvikovą baigė anksčiau laiko, o kiek tikslesni ir greitesni buvo Patriotai Limoliuks, laimėję 15-13. Bronzos medaliais bei rėmėjų prizais pasipuošė Otas Majeras, Andrius Filipovas, Vytautas Jackus bei Rimvydas Zavets. Finalinėje akistatoje ginklus dėl nugalėtojų vardų surėmė SKM trenerių bei net iki finalo nukeliavusios VKLC lygos diremtos taurės dalyvės SKM 1994 vaikinukai. Pusę finalo laiko vyko lygi kova, tačiau vėliau Agotos Gryčia įrodė patirties pranašumą prieš jaunatvišką entuziazmą ir laimėjo 12-9. Antrosios vietos laimėtojais SKM 1994 ekipoje tapo Povilas Vilkas bei Jokūbas ir Ignas Cibulskai. Tuo tarpu čempionai SKM Agotos Gryčia rungtyniavo tokia sudėtimi: Justas Jankauskas, Vitas Svetikas, Tomas Urbelionis bei Alfredas Lukaševičius. Turnyro prizininkams atiteko ne tik medaliai bei diplomai, tačiau ir Vilniaus krepšinio lygos partnerių siurprizai. Gėrimai, Focus Pizza picos, naujųjų mūsų bičiulių Eventum Group įsteigti pakvietimai į naująjį VKL barą Brodvėjaus pubas, biliardo klubą Fuksas bei menų spaustuvės teatrą. Taip pat Sportikus LT nugalėtojų statulėlės bei išskirtinė specialiai turnyrui sukurta rankų darbo stiklo paslapties LT meistrų čempionų taurė. Vilniaus krepšinio lyga dėkoja visiems dalyvavusiems šventinėme renginyje, o taip pat savo partneriams bei rėmėjams. Ačiū, jog šiuos metus praleidote kartu ir būtinai susitiksime ateities VKL dvikovose. Laimingų, turiningų bei sėkmingų 2012 metų šiuo turnyru jums, mielieji Vilniaus krepšinio lygos draugai, nuoširdžiai palinkėjome mes.
Rokas Majeras. Po pergalės labai trumpai savo džiaugsmu sutiko pasidalinti SKM Agotos Kryčios žaidėjas Vidas Svetikas. Tai ką, auklėtiniai iš tikrųjų šaunuoliai, nesitikėjau, kad pakils taip aukštai. Aišku, po įtemptos kovos treneriai įrodė, kad šiai dienai yra šiek tiek galbūt geresni, bet auklėtiniam, aišku, matosi perspektyvos šviesios, o kol kas patirtis laimėjo. Tai tiek galiu pasakyti, iš tikrųjų labai didžiuojasi vyrukais. Tai tiek. Jau vasario 11 dieną Vilniuje nuo 11 valandos Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos filiale Vytenio gatvė 6, kampas 23, istorinis įvykis Lietuvos mėgėjų krepšinyje. Europos mėgėjų krepšinio lygos turas Vilniuje. Ateik ir palaikyk mūsiškius. Visa informacija www.vkl.lt. Dalyvavimas nemokamas. Gražiausių Vilniaus krepšinio lygos užfiksuotų epizodų penketukas atrodo taip. 5 pozicija ir vienas Litrestos lyderių Artur Kasperski bei sudėtingas ir taiklus jo metimas. Ketvirtoji vieta Audriaus Ramonaičio perdavimas ir vienas iš daugumos sėkmingų ir taiklių ir svarbių Lauryno Kirlio tritaškių. Trečioji vieta šįkart Švyturio varžovai ir įspūdingas Tado Šablinsko blokas Valentui Želviui. Už pirmasias 2 pozicijas dėkojame mūsų čempionato dalyviams, atsiuntusiems savo medžiagą. Antroji vieta Stiklo paslaptis LT ir jų krepšininkas Vladimiras Popovas. Na ir pirmoji pozicija gynio pajėgose debiutavęs įspūdingų dėjimu Dovydas Lukšas. Primename, kad visuomet laukiame jūsų vaizdelių ir būtinai juos pademonstruosime Vilniaus krepšinio lygos apžvalgoje. Tai tiek naujienų šioje mūsų apžvalgoje. Dėkojame gausiems Vilniaus krepšinio lygos partneriams bei rėmėjams. Susitiksime jau netrukus pirmajam etapui pasibaigus. Likit sveiki!